Motyvacija tai vidinė jėga, padedanti siekti tikslų, tačiau kartais ją išlaikyti gali būti iššūkis. Šiame vaizdo įraše pateiksiu 10 paprastų, bet veiksmingų būdų, kurie padės išlikti motyvuotiems kiekvieną dieną. Praktikuok šiuos žingsnius ir pamatysi, kaip lengviau išlaikyti kryptį bei mėgautis procesu. 10 idėjų, kaip būti motyvuotam ir neprarasti savo tikslų. Pradėkite rytą užrašydami 3 svajones ar tikslus. Tai padės susikaupti ir aiškiai suvokti, ko siekiate. Užrašius mintis, jos tampa konkretesnės, o kryptis aiškesnė. Pasivaikščiojimus paverskite kūrybą. Rinkite lapus, akmenukus ar kitus gamtos elementus ir sukurkite iš jų meno kūrinį. Kūryba ne tik lavina vaizduotę, bet ir leidžia geriau pajusti dabarties akimirką. Kvėpuokite grynu oru ir apmąstykite dienos darbus. Aplankykite vandens telkinį ar parką. Ramybė ir gamtos garsai padės atsipalaiduoti ir įvertinti savo progresą. Kiekvieną dieną užrašykite naują dalyką, kurį supratote ar atradote. Tai lavina sąmoningumą ir leidžia pastebėti mažus, bet svarbius pokyčius. Rūpinkite savo augalais. Jų laistymas, persodinimas ar tiesiog stebėjimas, kaip jie auga, padeda ugdyti kantrybę ir atidumą, kas yra svarbu siekiant ilgalaikių tikslų. Atskleiskite savo emocijas per kūrybą. Pieškite abstrakčius piešinius, rašykite trumpas istorijas ar net lipdykite. Tai puikus būdas suprasti savo jausmus ir išreikšti juos per meną. Kasdien tuo pačiu metu atlikite vieną veiklą. Rutina sukuria stabilumą, o stabilumas padeda palaikyti motyvaciją ilgą laiką. Tai gali būti rytinis pasivaikščiojimas, skaitymas ar net trumpos meditacijos. Fotografuokite ar aprašykite mažus grožio elementus. Tai gali būti saulėtekis, įdomi architektūra ar net kavos puodelis. Smulkmenų vertinimas padeda išlikti dėmesingam ir įžvelgti grožį kasdienybėje. Kasdien užrašykite bent vieną mažą žingsnį priartinusį prie jūsų tikslų. Net jei tai smulkmena, progresas yra progresas. Užrašius lengviau pastebėti savo augimą. Sekmadieniais atlikite savaitės refleksiją. Užrašykite, ką pasiekėte, už ką esate dėkingi ir ką norėtumėte pakeisti. Tai padės ne tik motyvuoti save, bet ir geriau suprasti savo pažangą. Motyvacija tai ne vienkartinis įkvėpimas, o kasdienė praktika. Šie 10 įpročių padės palaikyti nuoseklumą ir neleis nukrypti nuo savo tikslų. Sąmoningumas ir kūryba padeda stiprinti vidinį ryšį su savimi ir išlaikyti pozityvų požiūrį į gyvenimą. Maži žingsniai veda į didelius rezultatus. Svarbu neprarasti krypties ir vertinti kiekvieną pažangą.